Brangus sarkazmas, žiūrovai. Pradedame kultūringą teisingos tiesos bei kultūringos kultūros laidą Durnorama. Reportažas iš paties geriausio parlamento pasaulyje. Parlamento, kuriame tautos išrinktieji, gal net priklausantis išrinktajai tautai, sunkiai dirba vardan gerovės valstybės. Спят усталые игрушки, книжки спят, одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться. Ты ей пожелай, баю. Kultūringos kultūrinės muzikos naujienos. Su pasididžiavimu pristatome sezono hitą. Jūsų dėmesiui laisvo kultūros žodžio himnas. Obladi, oblada, laikas bėga, melas veržės vis tolyn. La 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 la, kai gera, la 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 la. Obladi, oblada, melas veržės, melo upė vis platyn. La 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 la, kaip gera, makaronus, makaronus jums kabins. Reportažas sensacija. Beveik tiek pat mylimas kaip visų mūsų prezidentas Volodymyras Zelenskis, Amerikos prezidentas taikusis Tėtušis Donis davė interviu Durnoramai. Lietuvių kalba. Ne, nebuvau Epšteino saloje. Truputį buvau ir mane nufotografavo. O tada grįžau namo, načiupinėjau. 2 panytės. Vienu pirščiuku. Žinojau, kad negerai su draugais čiupinėjau. Ne, nepažįstu aš tų draugų, o visiems, kurie sako, kad čiupinėjau, įvesiu sankcijas. Ačiū už jūsų dėmesį šiam svarbiam klausimui. Tęsiame patriotinę temą. Durnorama pristato dainą Reikėjo Dovilei. Šią dainą atliekama 3 tikrų Ukrainos, Lietuvos patriotų. Būtina įtraukti į mokymo programas. Slava Ukraine. Atsiprašau šlovė dronams ir Kaščėjaus dantims. Reikėjo konservams euliukų margų ir iškirsto miško rudųjų kelmų. Reikėjo Dovilei beribio dangaus, šaketo pultelio ir skrydžio svaigaus. Šaketo pultelio ir skrydžio svaigaus. Orų prognozė. Orai subalansuoti poilsiui ir darbui gamtoje. Tačiau tinkami ir demokratiškosios visų mūsų mylimos Ukrainos taiką ir demokratiją nešančių dronų skrydžiams 3 Baltijos leopardų oro erdvė.